Sveiki gyvi. Atvykau ant ledo vėl. Šį kartą naujas vardas, nežinoma vieta. Pasitikrinau ledą. Jau lyg tai saugus, po 20 cm gal. Bandysiu išlipti šiandien. Čia šita vieta yra pakankamai gili. 50 metrų ir daugiau, gal net ir 100 pasieksiu. Ten gal kokią nesąmonę pagausiu įdomesnę. O gal ir nieko nepagausiu. Krantas tai čia nėra labai patogus užlipimui. Dabar mėsiu užsikabarot ant to ledo. Gerai, kad vanduo aukštas, tai čia ledai palaižinė, bet dar užlipsiu, manau. Su nulipimu tai įtariu bus problemų, bet gal kažkaip. Čia viskas linguoja. Nes šiandien šito, jeigu lipsi, tai visas juda. Nu, mes greitai, hop. Ir užlipam. Šio ten pasitikrinau iki toliau. Ledas visur geras. Čia kažkiek kekečių matas, kažkas tai bandė žvejot. Bet žvejoti palei krantą. Šeisiu giliau. Pradėsiu gal nuo 50 metrų. Ir ten toliau yra duobė apie 100 metrų. Tai gal eigoj pavyks išlipti ranios. Problema šiandien turi tokią, kad nepasiėmiau grąžtą, tiksliau suktuko baterijos. Tai dabar teks kopuoti su to mažu kirvuku. Ledas apie 20 gerų centimetrų. Yra reikalų. Skumbrė dar užšalus. Reikia išsipilti vandeniu, kol susiruošiu gal kažkiek atitirpt. Ir pradėti žvejybą. Nu, nežinau, ar čia giliausiai vietai šiandien pažvejosiu. Šuvalų nebedaug liko. Ir šia toliau turėtų būti dvigubai giliau. Pirmoji ketė iškart nekimba. Panašu, kad reikės ieškoti, bet nelabai įsivaizduoju, kur čia. Ir čia sekliau bandyti. Ar giliau eit. Grąžto neturiu su to kirviu, tai daug kekečių labai neprikapos. Reikia bandyti palikti ir ruošti kitas meškeres. Net nežinau iš tikrųjų, kur čia bandyti. Ar arčiau kranto, ar toliau. Būtų kažkoks kibimukas. Būtų kažką galima spręsti dabar. Kol kas užmečiau, nieks nekimba. Nu, bet čia nėra ko tikėtis, čia visiškai iš lempos. Pirmą kartą bandau. Labai netoli 100 metrų esu. Nežinau, ar valą aš tiek turėsiu. Bet reikia pabandyti. Su to kirvuku tai čia vargo vakarienė bus šiandien. Visas šlapias jau. Gal užteks tokios eketės. Tikiuosi. Tokį įdomų pilkeriuką gavau dovanų. Čia berot šamam jisai skirtas. Pabandysim. Gal tiks ir vyrai. Skumbrė ant kabliuko tai niekada nekenkia. Blogiau tikrai nebus. Ant šaminio pilkerio bandysiu pagauti langę. Nu, arba dar kažką tai. Bandyti žiūrėti, koks čia gilis. Turėtų būti nemažai. Rytas šiandien labai gražus. Vėjo nėra visai. Toks ganėtinai lengvas minusiukas. 3 gal 4 laipsniai tik tai. Visai smagu žvejot, pirštinių nereikia.
Būtų gerai tik, kad ta žuvis kibtų, bet galbūt labai daug ir nereikia tikėtis, kai iš lempos skylį įsikali ir bandai kažką tai. Turbūt žiauriai ilgai skęs. Čia turėtų būti netoli 100 metrų, gal 8 kokiu. Langė turėtų būti, manau. Bet čia visur toksai, kaip ir bliūdas gaunasi. Per vidurį duobė. Po to aplinkui sekliau šiek tiek ir tada prie kranto visai negilu. Nu, tas negilu prie kranto 20 metrų. Tai čia turbūt galima ir prie pat kranto būtų gaudyti. Čia tas masalas tai taip vibruodamas į viršų kyla. Į šonus nevaikšto. Bandysiu tokiais lengvais patempimais iš pradžių. Be abejo, reikia nepamiršti dugną padaužyti. Šiek tiek sukelt debesėlį. 90 metrų nuėjo. Bus 100. 100 metrų jau nuėjo. Nu, apie 100. Su trupučiu. Gylis ne per daug pasikeitė nuo nuosekėties. Tai gal čia tada neverta taip toliai. Reikės grįžti arčiau kranto ir bandyti nuo to 100 ir į kranto pusę. Iki 30, kokių 40 gal. Kokių mažyčių bent pagaudyti. Pirma žuvis. Da nebloga, visai panašu. Greičiausiai bus aida. Palotas kažką parodė. Pradėjau leist per vidurį. Paėmė. Jau buvau visai nusivylę šitą vietą. Čia nieko gero. Pražvėjau gerą valandą, nei vieno kibimo. Dabar paėmė pagaliau. Panašu, kad čia ne prie dugno ir reikia gaudyti. Gerokai pakilus. Maždaug per vidurį paėmė. Nu, pasirodysi. Menkė. Kur jinai čia likioja vidury vandens? Visai padori, sakyčiau. Kaip pirmoji žuviai. Galima skaityti tokią, ne? Ja. Šiau norėjau važiuoti kažkur kitur. Nieks nekimba. Čia pasirodo tik reikia taktiką atkal. Biškai aukščiau nuo dugno gaudyti. Pirma yra. Kaip ir gerai, galima antrą gaudyti. Blin, visai norėčiau šią paleist, bet jau taip giliai rys. Teks pjaut gerklę. Ant vieną meškerį užmečiant didelę gabalą. Paleidau prie dugno. Bet gal irgi reikia pakelt. Aišku, apsikrovinu, kai visą laiką nelabai nusiprast. Kokiam giliu mano masalas dabar randasi, čia biškai per gilu ir neberodo chalatas. Bet va žuvis kažkokia tai dar yra viena. Dar viena ima. Paleido. Tokio guminuką gal. Dar viena nebloga. Oi. Čia dar geresnė gal. Eik, savo. Dar viena menkė. Nors čia gal ir sąidau bus labiau greitai. Laukia. Viskas stovi per vidurį. Prie dugno kiek bandžiau, nieko. Jo, antra sąida. Bet irgi nemaža. Visai nebloga, sakyčiau.
Pasirodom. Kažkokie 5 kilai galbūt. Saida tai tegul jinai varo atgal. Bye bye. Jėga. Žuvis pradėjo kibti. Gerai, kad neišvažiavau. Našu, kad dar per vidurį vis tiek yra. Visai gerai pažvejosiu gal. Šiek tiek pašeriuko. Sumečiau 4 meškeres dabar. Bet daugiau nei vieno kibimo ir nebuvo. Nu dar valandžiuką kokį palauksiu. Jeigu nieko, tai bandysiu tada kažką tai kitą burt. Užteks čia man jau šalt. Nieko gero, iš vis nekimba, 2 žuvis tik papalė. Sušalau, važiuoju aš į kitą vietą. Pabandysiu dar nuo kranto biškį pažvejoti. Jeigu ką pagausiu, parodysiu. Kągi, antra vieta. Atvyko čia nuo prieplaukos. Bandysiu pagauti kalmariuką. Kalmarus dažniausiai gaudo su 2 meškerėm. Nes masalas lėtai skęsta, tai jis kol skęsta užsimeti kitą. Šitą biškį be viršūnės. Bet gal nieko tokio. Čia su šitą tai turbūt toli neužmesiu. Na ir visai normaliai. Dabar kol viena leidžiasi, kitą galima jau patempyti. Be abejo, turbūt kalmarą būtų geriau vakare sutemus gaudyti. Bet atvažiavau dabar. Bandysiu dabar. Rašalo tai čia nesimato niekur kaip ir. Bet vieną tai reikia pasisunkinti, nes jeigu čia būtų taip ilgai skęstai, labai ilgai viskas vyksta. Čia dar kažkokį švinuką radau dėžiai. Papildomai įsidėsim. Gerokai toliau metas. Nu visai nesitikėjau iš tikrųjų, kad aš čia jį pagausiu. Bet panašu, kad vienas susėdo. Atrodo, kad visai neblogas dar paėmė. Gal 15 minučių pramėčiau nieko. Bet va pagaliau vienas susėdo. Tai dar koks geras. Ai, nu savo. Kai didumo. Žiūrėk, kokie purslai nuo jo viena eina. Wow. Nu jo. Kaip man jį dabar ištraukti? Geras. Duodi iš vaizdų. Nu davai, jau pavark greičiau. Tai čia taip pirmyn gal ir tampysimės. Kažin pavargs kada nors ar ne. Blin, vos laikosi. Kaip man jį paėm? Šio tikrai neiškelsiu. Be šansų tokio dydžio. Žiauriai geras. Bandyti ištraukti kitą meškerę. Ir užkabinti dar vieną masaliuką ant jo. Jis ten vos laikosi iš galiuko.
Neįkabinsi šito antro niekaip jam. Ką dabar daryti? Yra kopetėlė. Bandyti nusitempti. Ką žinau, kaip aš jį čia pasieks. Svarbiausia yra neingriūti. Wow. Biški rašalo. Yra. Žiūrėkit, kokią dydžio. Ai. Nemažas, nu. Pliamba. Gerulis. Buvo ką veikt. Vienas kibimsta buvo. Jo. Šiau norėjau važiuot. Žiūri, sėdi kažkas tai. Tai va, tokių čia. Važiavau pagaudyti. Geras. Štorkį tempia gerai. Atsikart nedidelis. Ilgai lauktas. Bet iš toliau, ne? Bet iš toliau jo. Bet kažkur per vidurį paėmė. Leidau, žiūri, jau kažkas tai yra. Gal prasidės pagaliau kibimas. Pritaškys aš čia jau. Antras kalmaras šiandien. Dabar vakaryje. Išlindo mėnulis. Gal pradės kaip geriau. Šitas kiek mažesnis iš pirmo. Dar visai nieko. Ant tokio rūžą užkibo. Sakė, kad geriau vakare kimba, tai palaukiu ilgiau biškį. Pradeda temt. Vienas susikabino. Reikia dar palaukti. Būtų gerai jų dar pagaudyti. Nes viduržemį nėra labai jau dažnas dalykas jas gaudyti. Ypač kai tokio dydžio dar kimba. Vienas dar labai geras nuėjo. Bet tikrai nuo vakaro pradėjo kibt. Tik užmečiau antrą meškerę. Čia visai prie pat antras paėmė. Neblogas visai. Panašus kaip antras. Dar vienas kalmariukas. Kai vietiniai sako, tai mažylis. Čia visai šalia užkibo. Netoli buvau pametęs. Čia gal dėl to, kad šviesą įmečiau. Iš tikrųjų, masalai būtų geriau, kad mažesni kibtų. Nes tą didelį tik kur aš tokį kišiu į kamerą. Nebekimba daugiau. Vakarinis buvo prieš temstant. Tik pradėjus tam dar keli užsikabino. Dabar kažkaip nustoja visiškai. Nebenori daugiau sutemus įkibti. Bet 3 pagavau šiandien. Vienas tikrai nemažas. Manau, užteksiu šiandien tos žvejybos. Važiuosiu namo ilsėtis. Tai dėkui, kad žiūrėjot. Nepamirškit paspausti patinka, stipriau nurodykit kanalą, jeigu dar to nepadarėt.
Pasimatysim neužilgo.